Na ką, įsikisis rinkom. Žudyk. Jisai raktinis žodis. Išžudė. Aš visą gyvenimą galvoju, kad aš esu čiaukeris. Niekas neįsirašė. Aš mačiau tokių pavyzdžių, kur žmonės 40-50 metų yra dar vis pikti, žinai, ir aš galvoju, blem, aš toks nenoriu būti. Žinai, Labai malonu, kad prisijungėte. Turim ypatingą svečią. Labas, šiandien. Labas. Pauliau. Taip. Labas. Ir sveiki atvykę į Talentų psichologijos antrą seriją. Tai didelė garbė pradėti su tokiais stipriais svečiais. Kurie čia? Kurie? Taip, tai Pauliau, tu esi golfo žaidėjas Lietuvoje. Lietuvoje golfo žaidėjas, labai nišiniam sporte. Kaip tai atrodo? Aš manau, mes golfistai nereikėtų mūsų čia savęs išskirti, nes Lietuvoje egzistuoja iš esmės krepšinis daugiausia. Kiti sportai yra truputį nuošaly. Čia tame nieko blogo nėra, tiesiog tai taip yra. Ir, na ką, golfas maža bendruomenė, kol kas, sakyčiau, gal ne pas aukščiausias lygis, bet yra augantis sportas, kaip ir visam pasaulyje. Ir labai smagu matyti daug naujų talentų, daug jaunų žaidėjų pradedančių žaisti Lietuvoje. Tai tiesiog smagu gal tą matyti visą golfo augimą, kas tas labiausiai džiugina. O ar jisai bus kažkada labai didelis, nežinau, gal reikia pergalių, kaip Rūtos Meilutytės pavyzdys parodė, plaukime užtenka vieno aukso medalio ir tada visi vaikai nori tą dalyką sportuoti. Tai va šiuo atveju mes turim dabar gal artimiausią tokį mūsų gilę bitę Starkutę, kuri yra, aš prašau paminėti, kad tikrai yra profesionali sportininkė, profesionali golfistė, jinai Amerikoje gyvena. Ir dabar jau gal antrus ar trečius metus, bijau sumeluoti, žaidžia profesionaliai golfą ir tikslas yra olimpiada, nes golfas yra olimpinė sporto šaka. Tai va, tai ta tokia maža bendruomenė, visi vieni kitus žinom ir vieni kitus palaikom. Tai o paskui, kaip bus toliau, tai žiūrėsim. Kaip atrodo, jeigu žmogui, kuris visiškai nežino tavęs, kaip tu nupasakotum savo kelią golfe? Golfas pas mane atsirado visai netyčia, nors aš arti jo buvau daug seniau. Ir jis vaikystėje, kaip ir visi berniukai krepšinis laikas žaidėjai, nebuvo kito varianto. Truputį žaidžiau tenisą ir buvo metai, kai aš tiesiog nieko nesportavau. Ir kažkaip galvojau, vis tiek kažką noriu veikti, o man tėtis visą laiką žaidė golfą. Ir aš visai kitaip žiūrėdavau, ką tu čia užsiminėjai, ką tu čia darai, kas čia kažkam nesąmonė, kas golfą čia apie nieką. Ir vieną kartą tiesiog pabandžiau ir žiauriai patiko iš karto. Iš karto patiko ir galvojau, blem, noriu žaisti. Ir tada, kai pradėjau, tai buvo Lietuvoje iš vis, tada buvo tokia, ten realiai nieko dar nebuvo, buvo pati pradžia, tai realiai aš ir užaugus to golfu Lietuvoje. Tai va, tai taip ir prasidėjo viskas po truputį, kadangi neblogai sekėsi vietiniam lygiai, tai visą laiką matėjai buvai tarp tų geresnių žaidėjų, su jais visą laiką buvai keliavai kartu žaidėjai, varžėjaisi. Tai va, ta tokia pradžia ir buvo, o dabar jau aišku yra jaunimėlio, kuris yra geresnis, kurie žaidžia realiai atstovauja Lietuvą tarptautinėse turnyruose, čempionatuose. Tai tiesiog smagu ir žiūrėti tą jų, žinai, tą tobulėjimo kelią visą. O kai tu pradėjai savo šitą kelią, kai susidomėjai golfu, ar tu turėjai čia kažkokių tikslų? O ne, nieko nebuvo. Labai viskas natūraliai gavosi, net tokio vieno kažkokio net lūžio nebuvo, tiesiog visai buvo po truputį tas tobulėjimas, kiekvienais metais pabandau vieną turnyrą, gal pabandysiu kitą, gal trečią, tada žiūrėk vieną laimį, gal kažką kitą laimį. Ir tokia visą laiką motyvacija stengtis toliau. Ir sakau, tas pušinimas iš aplinkos, kad atsiranda konkurencija, tu nenori nusileisti. Tai tas labiausiai ir veda į priekį. Ir čia aš manau, kad čia ne tik man vienam, žinau, šachmatuose, pavyzdžiui, yra tas pats, kai ten reitingai yra, ne, šachmatų žaidėjų ir jeigu vienas žaidėjas, niekada nėra, kad vienas žaidėjas dominuotų. Dažniausiai būna vienas, du arba trys, kurie tarpusavyje tiesiog vienas kitą pušina, žinai. Čia labai panašiai kaip Cristiano ir Ronaldas ir Mesis, ne? Jo, tu vienas kitą, žinai, aš ir noriu laimėti, žinai, nu, tos ir gaunasi, čia kaip ir natūralus, žinai, pušinimas į priekį vienas kito. Tai vat skau, tiesiog dar vis jaučiuosi, kad galiu nenusileisti, nors jie tikrai yra geresni, bet smagu ir laimėti kartais trečios. Okay. Tai kiek tu dabar sakai, kad tu kaip mėgėjas žaidė, ne? Lietuvoje, jeigu taip visiškai vertinant, tai visko giliai iš tikrųjų jinai yra tikra pro, jinai iš to gyvena, jinai žaidžia antroji stipriausia pasaulio lygoje. Skaičių nepasakysiu moterų, kiek ten žaidžia, bet ten, tarkim, 200 pirmoji lygoje ir ten 200 antroji, tebūnie tiek, nes jau spėjau iš akies. Bet jinai tikrai yra, fantastinio lygio mergina, o berniukų, tai
tai turim dabar vat, kelis jaunuosius talentus, tai vienas, kuris Giedrius Maskelis, jisai dabar NCAA žaidžia. Pirmą sezoną baigė, ir iš tikrųjų grįžta 25 dieną, tai labai smagu bus pasimatyti. Ir vat, tai yra Kajus Patsauskas augantis, Dominikas Petkevičius, tai vat tokie trys pagrindiniai, kurie vat, aš tikiuosi iš jų, bent iš 3, bent vienas, jeigu galėtų tą pramuštą tą barjerą, ko dar kol kas ne vienam nepavyko padaryti, tai būtų labai labai smagu, būtų labai faina. Tai vat, tai tas mėgėjau yra, kad mes tiesiog neuždirbam pinigų, ką profesionalai uždirba, nes jei tu laimėtum turnyrą, profesionalų būdamas mėgėjų, paimtum pinigus, tu taptum profesionalu iš karto. Okay. Bet jūs galite tose pačiose turnyruose dalyvauti? Kai kuriuose galima, jo. Iš esmės visi turnyrai turi daugumą profesionalų, bet yra ir mėgėjams palikta kelios vietos visą laiką. Taip, ok. Ir tas vat kelias kaip mėgėjo, kai tu sportą praktikuoji ir tau uždeda tą etiketę, kad tu esi mėgėjas. Taip, amatioras mes vadiname. Jo. Ir tas kelias, kai tu jau esi profesionalas, uždirbi pinigus, vat kuom tu, nežinau, ar buvai profesionalas kažkur? Ne, niekada. Aš niekada nenorėčiau būti, nes mano lygis nėra pakankamai geras. Teoriškai gal ir galėčiau. Jeigu labai susikoncentruočiau, gal ir galėčiau šiandien tą kortelį įsilaikyti, bet man niekada šiaip tai net negalvoju, niekada to nenorėjau daryti, nes tiesiog man patinka būti mėgėju, patinka būti geru mėgėju ir aš net apie tai negalvoju. Tai kažkaip netraukia manęs tas pro, žinai, turėti. Paulius buvo pramaitis pro golf. Faina, bet kas iš to? Ne. O kaip tau atrodo, kokie yra pagrindiniai tie iššūkiai tada, vat, su kuriais susiduria, gal tu iš savo patirties kaip mėgėjas tada gali pasidalinti? Tai mėgėjas tada gausi, kad tu visi finansai, viskas yra palikta ant tavęs, tu tiesiog viską darai savo lėšų šitą vietoje, bet tu to ir spaudimo neturi, tai tu žaidi turnyrų net pasirinkimas, netgi skaičių mėgėjų yra didesnis, ypatingai aplinkinėse šalyse, tu gali važiuoti Latviją, Estiją, Lenkiją, visur žaisti ir jokių problemų nėra, nes tiesiog turnyrų daugiau mėgėjų negu profesionalų. Bet aš esu apie tą pro golfą, tai tau ypatingai, aš net per daug ir niekad per daug aš ir nesidomėjau tais dalykas, nes tiesiog niekad nebuvo tikslo ten būti. Tai labai daug negaliu papasakoti apie tą visą tokį, tarkim, žemesnio lygio profesionalo kelią. Aš žinau, pavyzdžiui, netgi yra Estijoje vaikinukas Richard Tedder, tai jisai yra iš vis, čia talentas Baltijos šalyse, niekada mes tokio neturėjom ir jisai žaidęs yra keliuose, kad supras, maždaug jisai žaidė British Open, tai jisai čia toks yra kaip Wimbledonas būtų golfo. Ir golfą vien patekti tokį turnyrą, čia yra kosmosas, tarp jūsų žaisti, jisai pateko, jisai galėtų drąsiai būti profesionalas, aš net nebijau, jisai uždirbtų pinigus, jisai galėtų šito gyventi, bet jisai kol kas dar vis yra mėgėjas. Tai bet nežinau jo vidinių dalykų, bet susitiksiu su estais šią vasarą, bus tam paklaus, kodėl jisai dar vis yra mėgėjas. Ar tiesiog jam yra lengviau patekti į turnyrus kai kuriuos, save parodyti, kaip būdant mėgėjų, ne profesionalų, bet nežinau iš tikrųjų. Tai esu netokio lygio žmonės, visi dar visi yra mėgėjai. O tu golfe, kokios yra tavo pozicijos, nes aš kaip suprantu, tu visai ir kontaktuoji su kitais sportininkais. Ar tu ant pagrindę esi kaip pats sportininkas, ar kaip treneris, ar kaip kažkoks vadaras? Ne, aš treneris nesu, man treniruoti, aš kaip sakau, jeigu kažkada gyvenime gal, nežinau, kol kas nesu, aš gal dar pažaist noriu. Nes dar toks yra iš tikrųjų tokia taisyklė golfe, kad jeigu tu treniruoji, tai iš esmės skaitosi uždirbi pinigus iš golfo ir teoriškai tu turėtum būti profesionalas. Ir tai tokia slidi yra, ten tu gal galėtum pralaviruoti, bet čia geriau nedaryt to, jeigu išveng konfliktų kažkokių. Tai pamiršau, ką aš pasakau. Ok, tai tu tenais esi pagrindė kaip sportininkas. Jo, kaip pagrindė kaip sportininkas, bet kartu mes kadangi aš tam kažkiek, aš golfą myliu be proto, nes mes čia, kaip sakau, gyvenimo, radau, ką noriu daryti gyvenime. Tai su draugu savo Justinu Jaručiu mes turim kartu ir tokį golfo brandą, Tall and Taller Golf vadinasi. Tai mūsų toks ir tikslas buvo tiesiog populiarinti golfą Lietuvoje. Ir mes padarėm, visai neblogai sekėsi, o dabar 2,5 metų jau mums kartu. 3 metai bus šią vasarą. Tai fainai iš tikrųjų, nes taip kažkaip prasidėjo nuo to, kad tiesiog kvietėm žmonės, žymesni žmonės Lietuvoje, kurie žaidžia golfą, juos kalbinam. Po to padarėm vieną turnyrą, antrą turnyrą kelionės ir taip visai išpopuliarėjo, skaičiau, toks vienas mylimesnių brandų golfo Lietuvoje dabar yra. Ok, nes, fainai labai, kad yra tokia ekstra iniciatyva. Jo. O kadangi tu pats dar žaidi ir, kaip suprantu, vis kiek jau dabar metų, turbūt 10. O daugiau, nuo 2014, tai jau daugiau, 12-13 metų. 12-13. Tai ką tu sakytum, kad golfas tave išmokė? Kaip sportininką, kaip
galbūt tai gali perkelti į šiaip gyvenimą. Jo, kaip žinok, žmogų. golfą, pavyzdžiui, ir lygina, kad kadangi golfą tu žaidži grubiai 5 valandas, grubiai, plus minus, ten pusvalandį vieną pusę. Tai kai tu praleidi 5 valandas su žmonėm kartu, tu labai pamatai, kokie tie žmonės yra. Taip. Ir tu pamatai iš visų pusių, žinai, kai jam nesiseka, kai jam sekasi, koks jisai yra. Tai toks, žinai, net ir tu pas tada supranti, kartais jisai būdavo anksčiau, ten aš būdavau labai nervuotas, labai piktas, golfų lūpose, kai man nesisekdavo ir po to galvoju, ką tu darai, žinai, kodėl taip elgiesi. Tu metu ta emocija tave užima, žinai, bet tai va, per laiką tu išmoksti su savimi, žinai, pagauti prieš visą tą dalyką, tiesiog nusiraminti, žinai, nepamesti tokios galvos. O ką išmokyti, aš nežinau, aš visai kas sakau golfui, kad aš visą gyvenimą, ką aš turiu, visą laiką būsiu dėkingas golfui. Tasme, čia tik tai dėl to. Tai vien žmonės, su kuriais aš, žinai, būnu aplinkoje, pavyzdžių, kokių matai gyvenime ir tiesiog, aš, pavyzdžiui, jeigu vaiką reikėtų auginti man dabar, tai man net klausimų nebūtų, kokį būrelį leisti, nes aš iš visų Lietuvoje, kiek žinau vaikų, aš nežinau nei vieno blogo vaiko. Tarsme, kad jisai būtų blogas iš charakterio kažkokio, žinai, tiesiog jisai, tiesiog, ideali aplinka. Mano manimu, tai yra ideali aplinka. Ypatingai dabar, sako, vaikai lauke nebūna, tai reikia golfo lauką visą dieną praleis lauke. Tai. O kokie momentai tavo patirtyje, varžybose, treniruotėse tave labiausiai vesdavo iš kantrybės arba didžiausia ta emocinė reakcija tavyje sukeldavo? Tai, žinai, kai ne viskas nevyksta pagal tave. Kai viskas nevyksta pagal tave. Čia, aš manau, visi sportai, žinai, yra. Matai, pavyzdžiui, su krepšiniu lyginant, ne? Jeigu, tarkim, tu ten prameti 2 tritaškius iš eilės, žinai, gauni pražangą puolime, tai treneris gali pasodinti ant suolo, tu prisiesi ir tu nusiraminsi, už tai žais komandos draugai. Golfe ne, jeigu tu pameti galvą, tu sugadinsi visą turnyrą iš karto per vieną dubutę, per kelis smūgius gali viską susigadinti, nes kiekvienas smūgis yra svarbus, kiekvienas smūgis skaičiuojasi galutinį rezultatą. Tai visi šitie, žinai, dalykai tokie būdavo, atsimenu, ir lasdų mėtymo gyvenime, ir sulaužyti lasdų buvo. Bet man, iš tikrųjų, tos kertinis momentas buvo, kai man suėjo 30 metų. Ir tada aš galvoju, aš mačiau tokių pavyzdžių, kur žmonės 40-50 metų yra dar vis pikti, žinai, ir aš galvoju, blem, aš toks nenoriu būti, žinai, tu žiūri, kai aš toks nenoriu būti. Ir dar kažkaip, kai ten buvo 20 km metų, dar savo atleisdavai tokia, žinai. Ir po to, sakau, žinai, užtenka. Ir man tas 30, nes man psichologiškai 30, kai skaičius prasisuko, man labai kirto. Aš kažkaip tada, taip, žinai, aš dar nesijaučiu toks subrendęs. O 30 jau, nes kai tam 20 metų, tau 30 mečiai atrodo kaip dėdės, iš tikrųjų, žinai. Tai aš tos dėdė nesijaučiu. Ir aš dabar nesijaučiu to dėdė. Bet tas supranti, kad tu nebegali kažkaip jau taip elgtis, žinai, kur ten, žinai, skeričiotis ir tu turi solidžiau tą visą dalyką daryti. Tai tos nesėkmės buvo, žinai, kur nepavykę turnyrų, dar kažkas ten būdavo trinkimas, išvažiavimas, ten visko būdavo, daug dalykų. Bet tai vienas dalykas yra suprasti, kad, čia gal nėra labai, va taip skeričiotis. Bet kitas dalykas iš tikrųjų gebėti pagauti save tą momentą, irgi išjausti tai, kad tu sakai. Aš nesakau, pavyzdžiui, kad dabar nebūna tų momentų, žinai, jų visko būna ir tu būna kartais, žinai, ten kiksmažai savo ant savęs, nes, pavyzdžiui, aš esu tas žmogus, kur aš save plaku. Taip, žinai, aš ten, tu ten durniau, žinai, ką tu čia, bet ir garsiai, arba savo panosim, arba mintyse, žinai. Aš žinau, kad reikėtų savim teigiamai kalbėti ir aš ir bandau kartais, ne visą laiką gaunasi, žinai. Arba tada tokio žaismingų formatų bandai su savim pasikalbėti, žinai, nors tipo durnelis. Bet jo, susitarti. Labai gerai, čia pasakai, susitarti. Bet visko būna iki dabar, žinok. Aišku, nebūna tokių, aš neprisimenu bent jau dabar paskutinius kelis metus, kad ten būtų kažkokių didžiulių nesąmonių buvę. Ten būdavo, aš net nebaidau, pavyzdžiui, turnyro, žinai, žaidi, nesigauna, trinki viską išeini vidurį, žinai, žaidi, po to galvoju, tu durnas, žinai, tai pasėdi namuose ir parnis, tada namuose piktas, žinai, visur piktas, nes išėjai, blogiau tiesi, kad tu tai padarei, o tuo metu atrodo, elgėsi, va taip reikia elgtis, žinai, tai vieną, antrą kartą padarai, tada galvoju, blem, gal nereikia, tai, žinai, kaip sako, yra žmonės, kurie mokosi iš kitų klaidų, tai aš tas, kuris pats save padaužai, žinai, tai pagalvo prasiskeli, tada, gerai, taip nereikia daryti, tai va, aš iš tos serijos tikriausiai. Kažkaip, gal net tiek protingas, žinai. Čia, žinai, kiekvienam savas kelias. O ar tavo, šitoj sporto kelioniai
buvo kažkoks žmogus, galbūt kaip į kurį tu ar lygiavaisi, ar iš kurio mokinaisi, nes aš tikiu, kad vienam yra ganėtinai sunku eiti per šitus dalykus, kaip, žinai, pagauti save, valdyti emocijas, tą mindsetą, savo požiūrį ugdyti. Žinok, man tokio žmogaus gal nelabai buvo. Aš nesu tas, kuris labai ten kažkur lygiuotųsi kažkokius, žinai, neturiu aš netokio kažkokio, žinai, kai kiti sako, pavyzdžiui, turiu dar kažką, nėra man, niekada dar nebuvo, aš labiau toks gal visas, nežinau. Bet man atsimenu, pavyzdžiui, momentą, aš kai laimėjau Lietuvos golfo čempionatą ir aš buvau pamiršęs po to, iš tikrųjų, šiais metais vėl prisiminiau, kur reikės panaudoti tą dalyką. Tai aš laimėjau Lietuvos golfo čempionatą, kol kas vienintelį kartą, tikiuosi ne paskutinį, 2024 metais per Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ir kadangi čempionatas vyksta 3 dienas, žiūrėjau, buvo krepšinio pusfinalį, žaidė Amerika prieš Serbiją. Ir žiūrėjau, atsimenu tą mačą, ten kur serbai vos nelaimėjo prieš amerikiečius, realiai ten vedė 20 taškų, bet pralaimėjo. Ir aš nepamirščiau Bogdano Bogdanovičiaus, mano vienas mėgstamiausias žaidėjas apskritai, jo akių. Ir aš, tai yra, tu jis matai, jis yra šiaip babyface'as, bet jis atėjo į aikštę, jis atrodo, jis nužudys visus. Prasme, tu jį žiūri, tu matai, kad jisai, jam nėra autoritetų, ar ten Lebronas laksto, ar kar jam nusispjauti. Prasme, jis ten sužaidė kosminės varžybas. Ir ta žvilgsnis, tas akis, tu matai, kaip jisai, žinai, tiesiog yra tam in the zone, tam momente. Tai vat, man toks labai strigo iš jo tas pasim, kad tipo, tu irgi gali būti. Tai aš atsimenu tą čempionatą ir žaidžiau su tuo tokiu mindsetu, galvoju, kad tipo, tu esi zonai, žinai, tipo, tu nėra aplinkinio pasaulio. Niekas jas turi netrigerinti, nieko tu turi nematyti ir nieko negirdėti. Ir ypatingai ten buvo toks paskutinę dieną, ten labai toks intensyvi kova buvo ir pasiem dobutėm ir kažkaip tiesiog pavyko susikoncentruoti. Nes, pavyzdžiui, aš visą gyvenimą galvoju, kad aš esu čiaukeris. Taip, aš labai nenoriu jo būti, bet aš visai galvoju, kad aš esu tas čiaukeris, kuris, žinai, sučiaukina lemiamų momentų. Bet, pavyzdžiui, paskutinius kelis kartus, kada ateini, pavyzdžiui, pas dobutę ir kai reikia kažką, tiesiog, pavyzdžiui, padaryti 3 ar 4 smūgius, viskas gaunasi, žinai, tiesiog padarau, kad, tai, pavyzdžiui, pas savo 25 plus metus grupę Lietuvoje paskutinius 3 metus laimėjau vienu smūgiu pas dobutę. Tai toks, žinai, kur ir tu žinai, kad tau reikia tai padaryti. Tai labai tos kažko sakau, tai nežinau, ar čia pasikeitė tas mindsetas šito vietoje, ar tiesiog, ar žinai, ar nežinau, net, bet sakau, bet įdomu stebėti, įdomu tą momentą pagauti save, dažniausiai apmastai tik po laiko, tą dalyką pamatai, bet įdomu, žinai, ar čia iš tikrųjų psichologija veikia, žinai, ar kaip, nes, sakau, aš buvau savai įsitikinęs, kad aš esu čiaukeris. Tai va, žinai, labai nenorėjau to pripažinti, bet aš visą laiką galvodavau, kad esu. Ir čia turbūt šiaip bet kuriam sportininkui yra labai aktualus dalykas. Aš ir kai dirbu gal daugiau dar su paaugliais, tai tie, kurie dar ruošiasi į profesionalus, į tas aukščiausias lygas, labai dažnai kiša koją būtent tas įsitikinimas, kas jie yra. Ir jų pats supratimas apie jų žaidimą, apie tai, ar čia bus gera diena ar bloga diena, ar čia bus geros varžybos ar blogos varžybos, ar ateis lemiamas momentas ir aš galėsiu ar negalėsiu padaryti. Ir tas vadovavimasis kažkada įvykusiu vienu kartu ir prisirišimas savo identiteto kaip sportininko prie to. Tai, bet pavyzdžiui, netgi, krepšinį, Kobe Bryantas yra skaitomas vienas labiausiai clutch žaidėjų, tikriausiai pasaulyje. Bet jeigu pažiūrėsi jo statistiką, ten aš kažkur tos skaičius mačiau, bet dabar tiksliai nepasakysiu, bet esmė ten išmetęs, tarkim, 50 metimų yra, kai laiko lieka mažiau negu 10 sekundžių ir su pataikęs yra ten 20 procentus. O mes įlaikom vienu labiausiai clutch, tai reiškia 70% jisai čiaukino, žinai, ir tik tai 30% mes atsiminam, ką jisai padarė. Tas pats su Michael Jordanu. Tai aš gal čia tiesiog yra, žinai, nebijomas prisimti atsakomybę, žinai, nes aš net nežinau, žinai, kodėl net keista, kodėl mes taip prisiminam žmogų, nors jisai jam daugiau kartų nepasisekė, negu pasisekė. Man atrodo dėl to, kad jisai pats taip apie save galvoja. Tai va, jisai visai galvoja, jis yra geriausias, jis yra Black Mamba, žinai, Ir nes yra daug lengviau kažkaip, mes matom, žinai, žmogų ir ne tik, kad jo pasirodymą, bet kaip jisai būna tame pasirodyme. Ir tau gali nepasisekti, tu vis tiek gali išeiti iš aikštės iškeltą galvą ir sakyti, kad šiandien buvo taip. Mokėt pralaimėti. Taip. Mokėt pralaimėti. Ir čia žiūrėjau neseniai Ronaldo vieno interviu, kuris kalbėjo apie tai, kad kiekvieną kartą, kai aš einu spirti golą, aš spiriu su pilnu pasitikėjimu, kad aš pataikysiu. Ir net jeigu ir nepataikysiu, arba nepataikau iš tikrųjų, nes būna labai daug tokių irgi atvejų, aš grįžtu vėl spirti golą ir aš vėl esu užtikrintas, kad aš padarysiu geriausiai. Ir tai va čia irgi apie tą vidinį įsitikinimą. Taip, bet, pavyzdžiui, golfe, žinok, yra tokių momentų, kai būna įsimuši mišką, pavyzdžiui, ne? Ir
tau reikia, yra tas hero shot, žinai, kur tu gali atlikti ir tu galvoji tada ne apie tai, kad kaip tu jį gali atlikti. Aš atsimenu, pavyzdžiui, tą momentą, kad anksčiau galvodavau ne taip, kad ką aš noriu padaryti, o tipo, kas gali nutikti blogiausio. Taip. Žinai, ten medis, ten vanduo, ten tas gali būti tas ir tu pradedi galvoti ir tada aišku taip įvyksta, žinai. Taip. Ir yra tu patys momentai, pavyzdžiui, tu žaidži kažkokią sunkią duobutę su kažkokiu dideliu vėju, žinai, ir tu pamatai, pavyzdžiui, vanduo, žinai, ir tu, tai tą vandenį gal neįmuštum iš 10 kartų paprastą dieną, žinai, bet kai tau yra kažkoks momentas svarbus ir tu tą vandenį matai, tu užsiciklini net, kad tu negalvoji, kur tau numušti reikia, tu galvoji, kaip ten įmušti. Ir tu net tau kūnas net nusitaiko, atrodo, į tą vandenį specialiai, nes tu tik tą ir matai, žinai. Tai vietoj to, kad tu net negalvotum apie tai, tą dalyką, tu galvotum atlikti geriausią man smūgį, tu pradedi galvoti kažkokias nesąmonės galvoji, žinai. Tai vat aš pradedu, tiesiog man kiek metų reikėjo, 10 metų plus reikėjo, kol tu save pradedi pagauti tokios vietose, kad gal taip nereikia galvoti, žinai, bet ateina viskas. Tai vat kai yra protingi žmonės, kurie iš karto tą supranta, ar yra tokie kaip aš, kuriem reikėjo, žinai, 10 kartą galą padaužyti sieną, kad tą skylę pramuš po to. Ne, tai čia man atrodo labai, aš kai sportavau pati, aš krepšinį sportavau, tai iš viso man kažkokio, tos mintis ir aš labai užsiblokuodavau, iš viso nebūdavo jokių minčių, aš nenorėdavau nieko, man kažkas biškai nepasiseka, arba aš jaučiu, kad iš manęs kažkas tikisi, viskas, aš nieko nebedarau, nes taip pasivytantis. Taip, visiškai užsispaudžiu, nes kas jeigu darysiu ir iš manęs tikėjęs ir man nepavyks dabar, kai iš manęs kažkas tikisi. Tai labai skirtingų tų patirčių kiekvieno sportininko yra ir dėl to, žinai, įdomu, kada kas kaip pakeičia. Kas turi nutikti, kad keičiasi pats tas požiūris ir kažkoks momentas atsitinka, kad, bramo, čia kažką matyti, kažkur čia. Tas, žinai, wow momentas, kad, ai, čia taip. Jo, bet aš manau, čia, žinai, čia yra žmonių, kuriems, žinai, čia kaip ir vaikų yra tikriausiai, kuriems yra pasakė ir jie tiesiog priema tą informaciją, jie elgsis taip, o yra vaikų, kurie ne ir kol jie patys, žinai, nes nelipk į medį, nes nukrisi kojas susilaužysi. Žinai, vienas nelips, kitas lips ir kris 3 kartus koją lūžkis, jo, nebereikia lipti. Tai čia, žinai, čia, aš nežinau, čia psichologinės kokie dalykai veikia, bet aš manau, čia tiek skirtingi žmonės, žinai, bet apie tą spaudimą, pavyzdžiui, kaip tu sakai, tai šitais tikisi, bet tiesiog jeigu tu esi sportininkas, ypatingai pasaulinio lygio, tai tu, atsiprašau, tai tu tą spaudimą susidursi pastoviai, tu gyvensi su juo, tu negali, čia tiesiog yra dalis to, ką tau reikės nešti atsakomybę. Ten kaip sakai, Ronaldą, pavyzdžiui, tai visas pasaulis žino, tu spaudimą, žmonės pinigus stato tūkstančius, žinai, kad tu įspirsi ar neįspirsi golą. Tai aš nežinau, čia, aš manau, tiesiog čia yra, žinai, apie sportą, bet, pavyzdžiui, čia mano įsitikinimai, aš kalbu iš savo, kaip aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju tą dalyką. Tai, žinai, pavyzdžiui, pradeda 10 000 vaikų žaisti krepšinį. Po metų lieka 9 000, nes 1000 buvo nebeįdomu. Dar po metų ten kažkas traumą gavo, dar kažkam nebeįdomu, lieka 8 000. Ir tai, žinai, mažėja. Kiekvienais metais tie vis nukrenta nuo tos kartos kažkokia dalis vaikų. Ir mes nesakom, kad, žinai, kad ten kažkas, kaip pasakyti, tas psichologinis barjeras irgi yra matytas vienas iš tos kriterijų, kurie reikalingi čia kaip skillas, kuris reikalingas, kaip mokėtume tritaškį, baudą verštis, mokėti atlikti, tai reiškia sutvarkyti su galva, kad tu galėtum žaisti aukščiausiam lygiai. Jeigu tu negali su to sutvarkyti ir tu negali panešti tos atsakomybės, reiškia, jog tu negali būti aukščiausiam lygiai. Aš taip įsivaizduoju, nežinau, ar taip yra teisinga. Tai yra išdirbamas skillas tikriausiai, žinai. Tai yra lygiai taip pat, kaip tu gali išmokti mesti tritaškį, tu gali išmokti ir būti psichologiškai stiprus. Tai tiesiog kaip ir su metimu, žinai, vieni natūraliai gali minkštą metimą turi, kitiems reikia daug dirbti dėl to. Tai čia irgi, aš manau, šitoje vietoje tas pats galioja, žinai. Tai tik tai, ar žmonės, kadangi tu negali pamatuoti tikriausiai šito dalyko, tai yra labai sunkiai vertinti, žinai, nes čia ne procentai, žinai, kur tu matai procentus ir tu žinai, kad tiesiog tu turi, kaip, yra, dabar dažnai, kur pasiema komandos sporto psichologus, jie matuoja tos psichologinius skillsus ir čia labai svarbus dalykas. Bet čia nėra subjektyvus dalykas, kaip tu gali išmatuoti tokį dalyką? Ar yra technikos kažkokios? Yra klausimynai ir yra dabar neuro visokie dalykai, kurie ten matuoja grinai tavo koncentraciją, tavo gebėjimą vizualizuotis, tavo, tokius dalykus, kur gali pamatuoti. Tai aišku, ten yra, nėra visko 100% tikslumo, bet yra. O jie skiriasi individualiam ir komandiniam sporte? Tas net kažkokie tie... Matavimai? Jeigu tu paimtum komandinio sporto atstovą ir individualaus sporto atstovą, ar jie būtų, jų psichologija būtų skirtinga?
Aš manau, kad iš dalies tikrai taip, nes tu, kaip ir minėjai, va, tau gali kažkas nepaeiti komandiniam sportui, tu nueini, atsikvėpi ir grįžti, tave per tą laiką coverino kiti komandos nariai. Tai komandiniam sportui yra daug didesnė socialinė parama, kas labai stipriai prisideda prie psichologinio atsparumo, pasitikėjimo savimi, motyvacijos apskritai. Kai tu esi individualiam sporte, nu, tu treneri. Jeigu gavai gerą, tau pasisekė, arba radai tą, kuris tau tai suteikia, tai labai gerai. Galbūt yra irgi klubas kažkoks, tai jie tai suteikia, bet ar galima išsiugdyti? Gal netgi, sakyčiau, individualių sportų atstovai daugumoje yra stipresni psichologiškai, nes jų nekaverina niekas. Nu, jie turėjo viską praeit patys, žinai. Taip. Tai iš tos pusės. Nu, bet kaip ir individualiam sportui, aš žinau, golfe čia 100%, čia tikrai taip yra, patekti tarp 100 geriausių yra daug sunkiau negu ten įsilaikyti. Tas patekti, pavyzdžiui, vyrami tą PGA turą, kas yra čia sūtas, žinai, su juo nusivėl čia kaip NBA krepšinį būtų. Tai patekti yra beprotiškai sunku, nes konkurencija yra, nu, tai yra tas bottleneck, žinai, kur ateina visi, tai ten vienas kitas prasiveržia, žinai, o tas tie iš viršaus niekas nenori užleisti savo vietos, tai turi iškrist 2 žmonės, kad 2 patektų, ten beproto sunku, tai daug sunkiau patekti, tai žinai, jei tu ten patekai, nu, tai reiškia, ten tikrai viskas turi būti gerai, visos sritys turi būti geros, nes nu, tu kitaip nebūtum praėjęs, net laikytum. Bet ką labai svarbus paminėjai yra tai, kad tie psichologiniai dalykai yra ugdomi. Tai nėra, nes kodėl sporto psichologija apskritai ganėtinai sunkiai priema sporto šakos, ten treneriai, galbūt vadovybės, dėl to, kad tas yra gan senas įsitikinimas, kad arba tu gimėjai su čempiono mindsetu, arba ne, arba tu gali atlaikyti spaudimą, arba negali, nu tai kitas kažkas galės. Tai, kad tai yra ugdoma, tai yra labai svarbu pabrėžti. Ir kaip tau atrodo, tavo koks dabar yra atlaikymo spaudimo, gebėjimas susikoncentruoti. Tai sakai, prieš kelis metus buvo tas shiftas, kur tu pradėjai jau atkreipti dėmesį, kas tavim vyksta ir gal čia reikėtų kažkaip kitaip. Kaip, gal, nu kaip žinai, čia geras arba negeras, nu dabar yra, gal kaip tu pagauni save, kaip tu padedi savo susikoncentruoti, kaip padedi atlaikyti spaudimą. Nu, aš žinau, dar būna, pavyzdžiui, aš galiu papasakoti istoriją, iš tikrųjų, iš praeitų metų, mes turim per metus Lietuvoje tokius 3-4 pagrindinius turnyrus federacijos ir jie būna po kelias dienas. Vienas pirmų metuose būna, pats pirmasis metų turnyras būna federacijos taurės, yra 2 dienų. Ir praeitais metais po pirmos dienos aš buvau pirmas. Gal 2 ar 3 smūgiais, dabar nepamenu. Bet iš esmės, aš jaučiausi, mano žaidimas, viskas yra gerai, reiškia. Man tiesiog reikia nueiti, sužaisti žaidimą, ką aš tą rezultatą, ką man realiai reikėjo sužaisti antrą dieną, aš galėčiau sužaisti paprastą dieną, nu, susiskaupęs, sužaisčiau. Tai nebūtų sunku padaryti. Ir aš sužaidžiau, aš nenoriu prisiminti, tam buvo baisu. Ir tu žinok, kad tu nesupranti, kas tau yra. Tu tiesiog atrodo, tu pamiršai, ką tau reikia daryti. Ir aš nesuprantu, kodėl. Bet aš, pavyzdžiui, tada pagalvojau, aš nuėjau per anksti miegoti truputį, žinai. Aš per daug galvojau, žinai, atsikėliau, turėjau 3 valandas 4 iki startų, kur aš tiesiog taip trinėsi, nežinai, nu, realiai aš pamečiau savo rutiną, aš galvoju, aš ilgiuosi gerai, tipo, žinai, ekstra biškelį dar ekstra, tipo, aš dar ruošiuosi, aš dar kažką, bet aš padariau didžiausią klaidą gyvenime, ką galėjau padaryti, nes aš tiesiog perdegiau. Nu, tipo, gal ne tai, kad perdegiau, nes nebuvo to tokio kažkokio labai, kad man čia reikia laimėti būtinai, aš norėjau laimėti, nes aš dar nesu laimėjęs to turnyro. Bet tiesiog buvo toks, aš irgi tą po to, aš nesupratau pirmą dieną iš karto, kodėl man taip įvyko, nesupratau, kad aš neteisingai pasielgiau, aš tai supratau po mėnesį 2, nes pastoju pagalvoju apie tai, kodėl tai nutiko, žinai, ten buvo gal salė per daug pasportau, gal per mažai, gal ten to, gal tą portimų nereikia, nu ten, oi, kiek minčių lenda į galvą, žinai. Ir po to kaip sunku užmigti kitą dieną yra, tai vat, būna, skau, čia, bet tuo metu aš atsimenu, pavyzdžiui, aš tiesiog priėmiau tą, žinai, tu juokiesi iš savęs, tu santi, kad, nu, tu šiandien, tu esi nulochas šiandien, žinai, tau nesigavo, ne. Prasidėjo technikos keitimai, buvo prasidėję vidury žaidimų, oi, ten būna net gėda prieš kitą žmogų pasartų, tai ant rudai žinai, kad už šūdamali bet jo, tai va toks, pavyzdžiui, momentas, žinai, bet tai, skau, tai yra dar viena pamoka, žinai, gyvenime, kurią tu pasimsi ir kitą kartą tai bus, tu gal tai nebedarysi, žinai, tai ten pripratęs gerti alų iš vakaro, tu išgerti bokalą alaus, gal tau, tu nes tiesiog tavo tokia rutina yra, tu žinai, tu toks esi. Čia šiaip dar irgi įsterpsiu, nes kai kalbam su sportininkais, ta priešvaržybinė rutina yra vienas iš key dalykų, pagrindinių, nes kaip ir tu davei pavyzdį su tuo krepšininku serbu.
Bogdanovičius. Taip. Bogdanovičius. Kad nu jo akis tokios buvo ne šiaip sau. Ten, žinok, reikia pamatyti, blem, man tai jis yra, nu, wow, ten tiesiog yra... Jis jaučiu buvo toksai dėl to, kad, nu, jisai pasidarė save, Jo. 2 valandos prieš, nu, padarė savo rutiną, kuri įdeda į tą steitą. Ir, bet labai gerai pastebėjai, kad jeigu biški per anksti aš pradedu tenais eiti, nervų sistema persikrauna daug anksčiau ir jau atėjus laikui daryti kažką, tu toks... Tai žinok, bet čia žinok, tas geras varis yra, tipo, apie psichologiją, kaip jinai iš tikrųjų veikia. Po gero golfo turnyro, kai tu, pavyzdžiui, laimi, tu tiesi žiauriai įsikrovęs, ne tiek fiziškai, tu tos atrodo, net sulinksti, atrodo, ne? Ir būna mes, pavyzdžiui, jeigu vasarą geras oras su chebra, mėgstam dar išėti po to pažaisti. Tiesiog, iš tiesų išėti pažaisti, žinai. Ir, pavyzdžiui, būna tu su kažkokį labai gerą raundą ir tu išeini žaisti ir atrodo, tau niekas nebesigauna. Tu negali patikėti, kad yra, nu, kaip du skirtingi žmonės, žinai, bet yra, tu tiek esi išsikrovęs, tu paleidęs viską, kad tu nebegali grįžti. Ir man tai buvo dabar grįžti pavasarį. Laimėjau vieną turnyrą ir buvo, ten pagrindinio prizo buvo, dar reikėjo peržaisti vieną duobutę. Ir aš nežinojau, o aš jau alaus bokalą pasiėmė, žinai, sėdim su chebra ir man sako, reikės bus peržaidimas. Ir man dar reikėjo laukti apie 2 valandas. O tu paleidai. Tu viskas, tu supratai, kad aš nebegaliu žaisti. Aš žinau, bandžiau dar įeiti į ritmą, bet vieną smūgį užteko, bum į mišką, supratau, žinai. Nu tiesiog, aš negalėjau grįžti, negalėjau jungti tą momentą, žinai. Tai aš jau, pavyzdžiui, būna kartais, kai sergi arba kai tiesiog praščiau tiesi, būna kartais net geriau negu tu, kai esi labai pailsėjęs ir labai gerai besijaučias. Tai skau, čia toks, žinai, iš tikrųjų aš bandžiau pirmą viską nuo kūno, galvau čia su kūnu susiję, žinai, ten, bet čia labiau tikrai su galva yra susiję visi dalykai. Ir golfas yra viskas žaidžiamas galva, aš net nesiginčinu ir čia 100% taip yra. O kadangi ir pats esi patyręs tokių momentų, kur atrodo, tu esi tas pats žaidėjas, vieną dieną vienaip varai, kitą dieną kitaip, ten 1 valandą taip, kitą valandą jau kitaip. Kaip tu vat su tuo viduje gal, nu, kaip išlaikai tu savo identitetą viduje, vat ką tu apie save galvoji, kaip tu toliau būni savimi? Nu, nežinai, atrodo, kad, nes kas dažnai būna sportininkams, būna prastas pasirodymas, kuriam ruošiasi ten belė kiek laiko, kur buvo pasiruošę, atsidavė ir tada ateina ir viskas, nieko nepaėjo. Ir labai lengva užkibti ties tuo, kad rezultatas tiesiog buvo prastas. Nors ir, žinai, iki tol visa ta kelionė, nu, tu vis tiek esi labai geras sportininkas ir ten atsidavęs ir darbštus ir ten, nu, žodžiu, visoks toks, bet tas vienas... Matai, nu būna, žinai, kad tas skau, išmoksti, dar galiu istoriją papasakoti, prieš porą metų vasarų Europos čempionatas, mes lietuviai žaidžiame 2 divizionį Europos čempionatą, nes per pirmą dar prisilpni esam. Ir nuo žemį Lenkiją žaisti, mūsų 6 komandai berods yra ir kapitonas. Ir, žinai, reikia žaisti, atsim 35, karščiausias vasaros dienas, Liepos mėnuo 35 laipsnių, tokiuose kalnų slėnį žaidai, jokio vėjo nieko, ir dar iš vakaro apsinuodėjau. Ir, pavyzdžiui, tu tiek ruošiesi, tiek lauki to turnyro, ir tu atvažiuoji, ir tu negali performinti. Nu, tipo viskas, ir tu nieko negali padaryti, tau blogas sukasi galvoje, žinai, tas karščias kertas, su rankšluosčiu apsisvyniojas aplink galvą, tai, žinai, labai visą laiką gaila būna, bet tu su savim, tai aš sakau, žinai, aš anksčiau buvo tas pykdavau, ta pykčio emocija, žinai, būdavo labiau, o dabar tas labiau juokiesi tiesiog iš savęs visą laiką, tas, žinai, net kaip bandai, nu vis tiek kažkaip bandai save nuraminti, žinai, iš tos vietose, paguosti, nu, vis tiek su savim, aš nežinau, kiti žmonės sako, neturi vidinio dialogo, yra tipo tokių žmonių, nežinai šitą, ne? Aš manau, kad visi turi vidinio dialogo. Bet sako, žmonės nesupranta, kaip aš nesuprantu, nes man miegot neleidžia mano vidinis dialogas, kai aš su savim, žinai, kalbėsi, atrodo, praeini visą, ką tai gali praeiti ir tų minčių ten galvoje yra milijonai ir golfe būna tų minčių milijonai. Tai tas mintis reikia atsifiltruoti, kad žinai, kad tu galėtum, kad teigiamas kažkokios, aš vis bandau tą teigiamą pusę, žinai, pagauti, kad tipo iš teigiamos pusės save žiūrėti sportą, tipo, tu girt save kažkaip, žinai, kad nedrožt, bet dar vis man, dar nepasiekiau šitą lygą, dar nesidigemonizavau šitą lygį, žinai, kaip sako. Bet tu tai darai, ar tiesiog... Nu, pabandau, aš žinai... Ar tu tas metu tik, žodžiu, yra keli būdai, žinai, arba tu iš viso nedarai, arba darai, bet tuo netiki. Ir tada abiejais būdais neveikia. Žinai, aš anksčiau daug ko netikėjau, bet kai tu priimta liepto gal, tada kažkuo reikia tikėti pradėti, žinai, tai
Tai jeigu tu man, dabar sakytum man kažkas dalykų, kur aš netikiu, galėčiau net pasijuokti iš to dalyko, bet gal gyvenime ties momentas, kada aš, taip darysiu ir sakysiu, blemo, durnas buvau, netikėjau. Tai, čia, kaip niekas negali už tai pasakyti, tipo, kaip tu elgtis. Nes tu nežinai, nei vienas neįlysim vidų, nežinosim jo emocijos žmogaus viduje tuo metu, ką jis jaučia, ką jis išgyvena ir kaip jis save moka nuraminti, Bet, nežinau, aš Ok, tai tas pozityvus dialogas vidinis dar nebūtinai yra tas. Dar ne. Kol kas ne, pas mane dar tikrai nėra. Aš jį pabandau su laiko, visą aš prisimenu, nes tai nėra, kad aš užsirašęs dabar, ką man čia dabar daryti. Ne, tai natūraliai, Dabar ten drožiau save dvi dabūdės, vis tiek nesigauna nieko, gerai, dabar pabandysiu, save, viskas ok, malodės, tu moki, tu gali tai padaryti, kažkaip. Tai vat, nežinau, kol kas dar nepakankamai patirties ir nepakankamai dabučių sužaista, su teigiamu dialogu su savimi, kad galėčiau kažkokias išvadas padaryti. Tai koks yra tavo tada metodas? Kaip tu išlaikai koncentraciją arba atlaikai, kaip tu sakai, tais momentais spaudimo? Jo. Visgi... Aš prisimenu Bogdanovičių. Akis jo, prisimenu, jo. Vizualizacija važiuojam. Vizualizacija, aš pamatau jį ir aš galvoju, aš man tas būti, noriu, žudyk, ar su neatsiu tos žodžius, žudyk, aš tas ir kartuoju žodžius, žudyk. Tai va, čia irgi yra vidinis dialogas šiaip. Na, tai taip, aš labai tai turiu ir labai daug su savim kalbuosi, be proto daug su savim kalbuosi. Ir kartais garsiai kalbuosi su savim. Ir šiaip čia gal visai protinga uždėti akcentą yra, kad nėra tiesiog neigiamas arba teigiamas vidinis dialogas, kur ten arba tu ant savęs varai, arba tu save ten kažkaip guodi. Yra toksai instrukcinis vidinis dialogas, kur tu savo sakai žodžius, raktinius žodžius arba raktinius sakinius, kurie tau padeda sutelkti dėmesį arba į kažkokią būseną, tai tokia, kur tu žudyk, emotionless visiškai tu ateini ir darai, arba į užuominas, kaip tu turi atlikti kažkokį veiksmą. Jo, bet, pavyzdžiui, kad dabar prisiminiau, tą, pavyzdžiui, ką aš tau kartoju, iki tas momentas, kada aš adrenalinas sukyla, kada tu žaidi tą labai lemiamą momentą, tai aš kaip raminu, Pauliau, tu žaidi dėl tokių momentų, nes jie taip ir taip būna, tu dėl to stengiasi, dėl to žaidi, come on, enjoying. Tai va aš čia prisimenu, dar ką savo kartoju, kad viskas ok, tu dėl to, tam žaidi tą golfą. Taip. Išbūti tame, to įtampoje, tam nepatogume. Jisai tas jausmas yra, jisai labai tas toks nenerimas, kaip čia pasakyti, tas toks jauduliukas, ne? Jisai yra kartu labai nemalonus, bet žiauriai kaip tas jausmas, nes tu po to nori dar kartą, nori, tas kaip narkotikas jisai yra. Tai kas sporte, apskritai sporte, nėra nieko sunkiau negu laimėti. Laimėti yra sunkiausias dalykas, ką gali padaryti. Tai, žinai, bet tas, dabar prisiminiau tą jausmą. Nors aš tai gal nesakyčiau, kad sunkiausias dalykas yra pralaimėti sportą. Psichologiškai sunkiausias dalykas. Pralaimėti, pralaimėti sunkiau, labai sunku. Aš kalbu apie tai, kad kaip retai būna, kad laimi rečiau negu pralaimė. Mes pralaimėm daug dažniau ir tie pralaimėjimai irgi grūdina, tik tai yra svarbus pralaimėjimai, yra nesvarbus pralaimėjimai. Žinai, pralaimėti olimpinį auksą prametus trajeką yra viena, žinai, ir pralaimėti kažkokias ten grupės varžybas, kurios nieko nereiškia, tai yra du skirtingi dalykai. Bet jo, pralaimėjimai grūdina. Pralaimėjimai grūdina. Tai koks dabar yra tavo santykis su klaidomis, su pralaimėjimais, su neteisingais veiksmais? Gyvenimo dalis. Tu priemi taip kaip paprastą dalyką, žinai, normalų. Ir matai dar, pažiūrėjau, žinai, jaunimėlį, aš matau, žinai, kai kurie, kur labai daug spaudimo gauna iš tėvų. Apie, žinai, vaikų, pažiūrėjau, auklėjimą, aš iš vis nesuprantu nieko, aš nenoriu ten kištis, nenoriu nieko žinot, kiekvienas tėvas žino, kas jo vaikui geriausia ir kaip reikia auginti. Bet tai yra, žinau, labai skirtingų pavyzdžių, žinai, kur vieni vaiką paleido, žinai, kur jisai pats gali tas klaidas daryti ir jisai pats priema, žinai, kaip pasakyti, jo niekas nedraudžia už tai. O yra kur kiti, kur jisai ko labiausiai bijo tai pralaimėti. Žinai, jisai ne tik, kad bijo, kad pralaimėti, jisai bijo labiausiai, kad... Grįžęs namo gaus dar vieną. Tai bet ir man tada įdomu, žinai, ir aš nežinau, kuris variantas teisingas, nes, tarkim, 30 metų atgal, taigi visi bijodavo pralaimėti, nes, žinai, tai nuo trenerio, aš, pavyzdžiui, pats atsimenu, kai mūsų treneris krepšinį su švilpuku uždavo, žinai, tai atrodo, net klausimų neuždėjo, taip yra, žinai, dabar pabandyk tai padaryti. Tai va, tai aš nežinau, kuris yra variantas teisingas, nes ir tie yra laimėję, žinai, čia gal žinai, kaip tą vaiką formuoja, kaip asmenybę, kas jam po to, žinai, gyvenime bus klausimas. Ir dar čia
žinai, jo, gal diskutuotina yra, kas duoda tą rezultatą geresnį, žinai, ar toks palaikymas, ar spaudimas, nes ir tas duoda. Tai va, ir čia nėra, nu, vat kaip dabar, pavyzdžiui, Maksas Verstappenas, ne, Formulės 1 vairuotojas, kuris yra, ko gero, nu, galim laikyti geriausių visų laikų dabar. Tai jisai yra augintas tokio katorgoje, kad ten, žinai, ten baisu, ten jisai, pavyzdžiui, kažką blogai suvažiuodavo kartingais, jisai šalmą nenusindo, nes tėvas galvą daužydavo, tai šalmą nenusindo, kad neskaudėtų. Arba ten, pavyzdžiui, tėvas, jisai pralaimė varžybas, tėvas liepia jam eiti namo pėsti, ten kažkelis kilometrus, jisai jį kažkas parveža, tėvas išveža atgal į trasą ir tipo pareik dar kartą, žinai. Tai va tokiem, žinai, augintas, nu, užaugo pasaulio čempionas ir geriausias visų laikų Formulės 1 lenktynininkas. Dabar ar taip reikia visus vaikus auginti, aš nežinau. Tikriausiai ne, nes mes nežinom tų milijonų nesėkmių, kur žinai, kur tie vaikai ten palūžia ir jie, žinai, tai kur tas aukso viduriukas, aš neįsivaizduoju. Ir manau, kad čia, manau, psichologija irgi tobulėja labai stipriai kiekvienais metais, ne, keičiasi ir naujų metodų yra atrandama, kaip žinai, gal po 10 metų, sakysim, čia visus vaikus reikia rišti prie medžio, žinai, ten ir adatas po nagais kamščiai, nes nežinau, žinai, nu, tikriausiai ne, bet... Taip, bet man gal šitoj vietoj labai, nu, pagrindinis dalykas yra, ne, kur tėvai, nu, tėvų yra toksai požiūris ir tokį auklėjimą prisiema ir, nu, jo, rezultatą gal ir pasiekia vaikas, bet pats tas procesas iki jo ir tie metai ir santykis su vaiku, koks yra tada kuriamas ir pats vaiko pasitikėjimas savimi, savo vertės pajautimas yra labai tada surištas su rezultatu. Tai, nu, tipo, tai aš nepasirodau gerai, tai viskas. Nu, va, aš nežinau, aš kadangi neturiu savo vaikų, tai aš negaliu tą atsakyti, nes aš tiesiog nenoriu spekuliuoti, nes aš nežinau, žinai, man kaip Justas pasako, kad tu negali kalbėti apie vaikus, nes tu neturi, žinai. Bet nežinau, man tai labai, nu, aš netgi sakau, gerai, vaikas pasieks rezultatų, bet kas iš to, jeigu jis yra nelaimingas? Taip. Tipo, ar mes koks mūsų tikslas, tipo, kad jisai taptų čempionu, tai yra vienas, ar kad jisai būtų laimingas žmogus. Tai čia, žinai, gal jis yra laimingas, kai jis yra, žinai, čempionas. Čia, nežinau, bet jo, čia su... Ok, nu, tai dar sakai, kad golfas yra visiškai psichologinis žaidimas. Visiškai. Kuo toliau, tuo labiau įstikinam, nes jo. Tai... padetalizuok, kurioj vietoj tau iš galbūt pačio patirties, iš matymo kitų sportininkų, kurioj vietoj ten ir kokie psichologiniai įgūdžiai žaidžia? Matai, tu būni, jeigu su pasiruošimu, nuo atvažiavimo, pasiruošimu iki pabaigos, gali net 7 valandos būti, žinai, tai visa darbo diena. Taip. Tai dabar žiūrėk, kiek žmonių apie susikaupimą, tu galėsi daugiau papasakoti, bet manau puikiai supranti, kad žmogus išbūti 7 valandas susikaupęs jam neįmanoma. Be šansų. Visiškai, jokių šansų. Tu ten gali susikaupti minutį, 2, 5, 10 gal, bet nelgiau. Tai tie momentai yra, žinai, kad susikaupti reikiamų metu, kad tu padarai smūgį. Žinai, tau, tarkim, su golfe, su pasiruošimu ir atlikimu smūgį yra duota 40 sekundžių, 30 sekundžių, dabar nepamenu. Tai tiesiog turi pusę minutės atlikti smūgį ir tu tai darai, tarkim, 70 kartų per raundą. 70 smūgių reiškia, visas laikas, kada tu turi būti sukaupęs, yra tas, žinai, 70 kartų 30 sekundžių. O visa kita, tu reiškia, tu gali kažkur būti, žinai, bet tik tai įeiti į tą momentą. Tai dabar klausimas visai būna, ar tu sugebėsi įeiti į tą momentą ir ar tu sugebėsi išeiti, nenudrožti tavęs ir tiesiog, žinai, pavyzdžiui, apie stimuliantus, kalbant iš tos kofeiną, ne? Aš negaliu gerti kofeino prieš varžybas. Nes man yra krešas didžiulis, atsiranda antro žaidimo pusėje, po 3 valandų ir aš tiesiog, man viskas, niekas nebeveikia. Tai va tas, žinai, tas psichologija čia irgi atrodo, nes kaip mušti visi moka, visi išmoksta mušti, aukščiausiam lygiai visi mušti moka. Ten yra tokios detalės mažos, prasideda, kad ir sėkmės daug reikia, bet ir kartu, žinai, to atlaikymo ir kiek yra, nežinau, sakau, tas buvimas, tas 7 valandas su savim, tai... Čia tiesiog reikia pajausti, aš net nerandu žodžių iš tikrųjų dabar tam papasakoti, bet kiek tai yra, žinai, ta psichologija visa svarbi tam, nu, kaip ir kiekvienam sportui, aš manau, kiekvienam sportui, tiesiog, nežinau, dartais mėtai, pavyzdžiui, kur hebra snukerį žaidžia, tai ten rankos drebėjimas tau gali kainuoti viską, tai vat kaip tu save tuo nuraminsi, tai čia tas pats irgi nusiraminimas, kvėpavimo pratimai kažkokie, aš jų nedarau niekada, nežinau net jų. Bet žinau, kad padeda kitiem. Okay, tai... Dar nepriejau irgi to lygio.
samapint tavo psichologinės technikos yra to krepšininko žvilgsnis Ne, Bogdanas Bogdanavičius. ir žudyk. Ja. Toks tai raktinis žodis. Žudyk. Bet čia kas kalba apie tos pačius, jau žinai, pačius tuos Lemiamus momentus. Bendrai tai yra, aš dabar, ne, iš tikrųjų aš stengiuosi tiesiog pasimėgauti, žinok. Aš stengiuosi tiesiog pandžiointi. Aš stengiuosi nesukurti to spaudimo, žinai, papildomo. Aš nenoriu tapti savo kliūtis, pats savo, nes ir tu pakankamai ir taip yra, žinai, tai kam tu savo ten tą pagalį, žinai, tą priekinį ratą dviračio kišiesi. Tai tiesiog to nedaryti. O čia, žinai, bet ateina su metais, čia kaip ir krepšininkam, kurie veteranai būna, jie čil, žinai, atsipūtė, jie nebesiparina. Ir taip, kai būnam, sakom, jaunimėlis, kažkas, žinai, jaunas kašioras, bet su senės smegenim, tai pasakai, veteranas aikštė, nes jo psichologija yra daug geresnė negu kitų, žinai. Neperdegti ir ne. Tai va, ir čia tas pats toks, žinai. Ir visai šiaip patiko, ką pasakai, kad nuo tos 7 valandos varžybose tai realiai būni visą laiką su savimi. Ja. Ir ta psichologija, man atrodo, labai stipriai atsiremia į tą, kokį santykį tu turi su savimi. Nes tu realiai būni su savimi visą laiką. Ir kaip tu gerai save pažįsti. Kada tu jauti, kad tave išvesi iš kantrybės. Kada tu jauti, kai išvedus iš kantrybės, kaip tu žinai, kad tau reikia sugrįžti. Kaip tu gebėsi, žinai. Jo, tai čia tas santykis su savimi turbūt yra pats pagrindinis dalykas, lavinant savo psichologinį atsparumą. Jo, bet šiaip būna, pavyzdžiui, tai apie tą, žinai, kaip kalbi su savimi, ne? Tai jo, bet ar tu, žinok, žaidi dar su 3 kitais žmonėm kartu ir, pavyzdžiui, būna, aš esu šiaip labai greitas žaidėjas, aš greit žaidžiu, aš mėgstu ir greit vaikščioti, man natūraliai tiksliau gaunasi, negalvoju, kad tu greitai, man tiesiog natūraliai greit aš einu ir greit žaidžiu, mano pasiruošimas trumpas, ta rutina yra trumpa ganėtinai. Bet, pavyzdžiui, tu būna žaidži su žaidėjais, kurie, žinok, aš galvoju, ką jūs ten veikia prie to kamuolio, žinai, bet yra jų tokia rutina. Ir tu turi irgi išmokti, žinai, būti šalia, kuris yra, žinai, lėtas, tu greitas ir tada ir jam sunku, nes atrodo, tu jį skubini, žinai, o man sunku, nes jisai lėtas yra, žinai. Ir tas tempas visas arba priekį, jeigu aš lėčiau žaidžiu, žinai, labai ilgai ruošiasi, dar kažką, tu tada pergalvoji, ten vieną lasdą. Dar supratau, kad pirmas sprendimas yra tikrai geriausias, nereikia pergalvoti, visą laiką pirmas sprendimas geriausias, nes kai pradedi dvejoti, gal vieną lasdą, gal kitą, gal trečią, tada nieko gero nesigauna. Tai jeigu nusprendai ir likai prie to savo originalaus sprendimo. Tai va, tai tas tempas žaidimų irgi duoda savo. Ir čempionatas irgi būna, tu galvoji, dabar irgi anksčiau darydavau, kad dabar žaisiu lėtai. Dabar aš žaisiu lėtai. Jo, žaisiu. Keli blogi smūgiai ir grįžti prie savo to, nes tiesiog tu nepradės, tu natūraliai taip nesilgi, žinai. Tai va, tokie dalykai. Ok. Tai džiaugiuosi, kad jau dabar pavyksta mėgautis, ne? Arba bent jau daugiau tam dėmesio skiria. Pavyksta daugiau, ja. Ką tu iš dabartinės savo perspektyvos, dabartinės patirties, ne dabartinės, bet visos šitos prikautos patirties, kokią žinutę perduotum savo tam 13-mečiui, 14-mečiui pradedančiam šitą kelią? Aš net nenoriu atsiminti savęs to amžiaus. Aš kai matau vaikus, mūsų 13-mečiai, 15-mečiai, sakau, Pauliau, ką tu gyvenime, toks durnas buvai, žinai, gal taip dabar tik savo taip atrodo, gal taip netrodė iš šono, bet viskas bus gerai, žinai, nesiparink, viskas bus gerai, tiesiog. Bet jo, neturiu kažko tokios, ko aš labai taip savęs, aš buvau prastas vaikas, buvau metų. Prastas okay, vaikas. Tai užtikrinu, kad net ir iš prastų vaikų viskas gaunasi, žiūrėk, prašau. Savo klaidų pasimokyti iš savo klaidų gyvenime visą laiką. Ok, tai ačiū labai, Pauliau, kad dalinaisi, kad atvažiavai.